Kaunas yra antrasis pagal dydį Lietuvos miestas, išsidėstęs didžiausių šalies upių santakoje. Miestas su turtinga istorija ir architektūra, leidžiančia patirti įvairius istorinius laikotarpius. Kaunas dar žinomas kaip kultūros sostinė, turintis daugybę muziejų, meno galerijų ir renginių, o miesto gatvės puošia meniniai grafičiai. Ir taip, turi vieną seniausių veikiančių funikulierių Europoje. Miestas išlaikęs daug istorinių pastatų ir monumentų, bet vienas iš jų labiausiai atkreipė dėmesį. Devintas fortas. Lietuvių skulptoriaus sukurtas memorialas, primenantis tragiškus Antrojo pasaulinio karo įvykius, skirtas nacizmo aukoms atminti. Kaunas supažindina ne tik su miesto praeitimi, bet ir su jo įtaka šiuolaikiniai kultūrai ir ekonomikai.